Labas vakaras. Sveikinuosi iš dar vieno siaubo parko, netgi siaubo mokyklos. Pats mokyklą baigiau jau pakankamai senai, prieš 11, 12, kiek čia metų praėjo. Ir negalvojau, kada sugrįšiu į mokyklą, bet šiandien ta diena. Siaubo mokykla šiemet dirba 1 metai, kas sukelia dar didesnį intrigą, nes visiškai neįsivaizduojam, ką čia rasim. Informacijos, nuotraukų yra irgi labai mažai, bet atsiliepimų yra labai daug ir gerų. Šį baugu jau čia bestovint girdisi, kad ten kažkas tai vyksta, kažkokie garsai. Tai tikrai tokia nerimo yra, bet tuoj eisim į vidų ir pažiūrėsim, kas, kaip ir kaip ten viskas atrodo. Šiaip labai faina idėja, kad ne šiaip savo paimtas kažkoks tai pastatas senas padaryta, bet sena mokykla, kas man atrodo irgi suteikia tam tikrą autentiškumą, tam tikros, tokio cinkelio, kad mokykla kažkur tai dar tokiam rajone, gal čia iš tikro vaidenasi, tikėkime, kad ne, bet skaut, ta atmosfera, toks pastatas tikrai suteikia papildomą. Laukia maždaug apie pusvalandį laiko, bet žinokit, kuo ilgiau laukia, tuo baimė tikrai nemažėja, nes buvo 7-9, mūsų 8-5, dabar skaičiukas 8-4, žinom, kad sekantis mes. Kažkaip būtų geriau turbūt ateiti iš karto, nes dabar per tą pusvalandį biškį širdelė neramiai laukia. Bet manau, kad dar 10 minučių ir bus mūsų eilė ir tada bus galima apžiūrėti, ką mes ten viduje rasim. Pradedam savo kelionę po mokyklą. Šiandien mokysimės išgyventi. Mokytoja irgi atrodo gan pikta. Tas ramiai po mokyklos koridorius pasivaikščiosim, kol piktų dėdžių nesutiksim. Čia taip tamsu klasėje bus. Labą dieną. Labą dieną. Galima apžiūrėti? O čia tikrai saugu? Aš labai tikiuosi. Čia matau maistą gamina. Atsės, ne, žinokit, nenoriu. Ar būtina? Gerai, prisėsiu gal. Ne, ačiū. Nelkani. Gal kitiems svečiam pasaugokit tą maistą. Labai skaniai maistas kvepia, bet gal ne. Gal jau atsisakysim, žinok. Gal mes jau tiesiog ir eisim. Buvo labai smagu apsilankyti pas jus svečiuose, taip svetingai priėmėt. O kaip tik ir pailsėt lovą. Mokat grot pianinu? Galit pagrot gal? Kol mes pasidarysim po namus. Ne, mes nepiktybiškai, žinokit. Eik! Oi! Eike! Eike! Susitiksime mūsų košmaruose! O čia darbų kabinetas pagal garsą, tai darbų kabinetas čia bus. Sveiki.
atėjom pas jūs, oi čia ligoninė, ne? Čia galima užeiti pasižiūrėti, ne? Nu, ačiū. O visa operacinė. Daug įrankių yra. Čia kas liko iš mūsų lankytojo. Šitas lankytojas tai guli, matom, dar viskas jam gerai tikriausiai, ne? Komai. Ai, komai, nu tai reikia tikėtis, kad atsigaus, viskas jam bus gerai. Ai, pagydysim visas. Jūs pasilikit savo? Ne, mes gal eisim. Sako, čia pas jūs sunkiai visi pasigydo, tai mes Ten geriau nebus. gal bus. Kur randamės? Bažnyčioje tikriausiai. Sveika Marija, pasakysi? Sveika Marija, malonės pilnoji. Viešpats su tavimi. Tu pagerta tarp moterų. Ir pagirtas tavo Tavo sūnus sūnus Jėzus. Jėzus. Na, matot, moko. Šventoji Marija, Dievo motina, mesk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Meldžiuosi. Amen. Nu, va, matot, labai sąžiningai. Apsilankėm, pasimeldėm. Oi, sveiki. Kaip gyvenat? Praeisim, nebūtina taip piktai. Jūs gal pirmas eikit. Jau kur, bet mokyklos biblioteka tai tikrai saugu. Jūs irgi skaityti mėgstat, jeigu bibliotekai čia laiką leidžiat, ne? Ai. Mano patirtis rodo, kad bibliotekai visada reikia būti tyliai, bet šitie, tai žinokit, bibliotekos triukšmadariai kažkokie taisyklių tikrai nesilaiko. Sveiki. Į svečius atėjom pas jūs. Oi. Ai, čia, žinokit, man atrodo galva kažkokia, nu, ar kažką tai pametėt. O kodėl kameros neužrakintos? Nemalotnė atmosfera kalėjime, gal mes reikim žiūrėti. Čia irgi jūsų kabinetas kažkoks tai tikriausiai, taip? Sveikučiai, aš jūsų laukiau. Nu, smagu. Labas. Labas. Einam, keliam kojas ir atsargiai. Kambarys. Čia mano kambarys. Labai gražus. O jūs mėgstat šokt? Ne, šokt nemėgstam. Bet turėsit pašokt. Ar būtina? Taip. Ir ką tu manai? Tai va, du šokėjai, jis ir gali šokt. Bet ir jūs esat. A, ir mes esam. Tai kad... Taip, o man patinka žmonės, aš mėgstu šokt. Bet- Tai einam pašoksim. O dabar mes šoksim. Duokit rankas.
labai patiko. Va. Man irgi labai patiko. Man irgi patiko, bet aš jau gal ir eisiu. O gal tu nori pašokti? Nenoriu. Tikrai. Tikrai. Nu žiūrėk. Aš grįšiu kitą kartą pašokti, gerai? Mes pašoksim vėliau. Gerai. Ate. Ate. Sėkmės. O ten tikrai sėkminga bus. Ate. Mokytoja, baikit gąsdint. Aš į klasę atėjau, o čia taip... Kodėl ant lentos nieko neparašyta, nieko mokinių nemokot? Ai, mokiniai mokytis nenori, supratau. Bandom čia. Kiek dūmų. Sveiki. Oi, bet tai pas jūs elektra, žinokit, tokia labai įdomi čia. Kaip gerai išeit vėl į lauką, kur jokių baimės kabinetų, jokių siaubo klasių ir panašiai. Bet šiaip tai yra be galo geras siaubo kambarys, tikrai rekomenduoju, jis yra visiškai kitoks negu kiti. Pusvalandį laiko užtrukom, kol praėjom visą mokyklą. Buvo daug įvairiausių kabinetų, paprastas kabinetas, darbų kabinetas, medicinos, policijos ir dar visokių. Kitas dalykas, be galo daug įdėta darbo į visas dekoracijas, visos detalės, sakykime, ką galbūt video sunku buvo perduoti, bet kiekvienas atėjęs tikrai gali pasižvalgyti, kiek daug įvairiausių instaliacijų, kiek daug tikroviškų dalykų ir animatoriai tikrai puikiai atlieka savo darbą, kur reikia, gal netgi švelniai tai gali paliest, kad dar labiau užgazdint, bet jie irgi tikrai neperžengia ribų ir tai suteikia dar šiokio tokio papildomo cinkelio, kad tave labiau išgąsdinti. Visų detalių, žinoma, tikrai video nepamatėjai tam, kad atvažiavus būtų įdomu ir pačiam. Jeigu patinka tokie siaubo kambariai, tokios siaubo prangos, nieko nelauk, dar turi kelias savaitės, atvažiuok, išbandyk. Ir man atrodo, pajausi, kas yra šiek tiek kitoks siaubo kambarys, siaubo mokykla. O jeigu pažiūrėjai šį video, tai dėk like ir skubėk važiuoti čia siaubo mokyklą. Iki.